Vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios galite prisėsti. Šiandien mes minime sekmadienį po Švento Kryžiaus išaukštinimo. Ketvirtadienį šventėme šią šventę ir ją taip išskiria bažnyčia, kad sekmadienis prieš ir sekmadienis po irgi yra atskiri minėjimai. Ir šiandienos Evangelijoje Jėzus sako, kad kiekvienam galima taip sakyti krikščioniui, kad jei kas nori eiti paskui Jėzų, turi išsižadėti pats savęs, paimti savo kryžių ir sekti juo. Šis pasakymas apima labai daug. Ką reiškia paimti savo kryžių, ką reiškia sekti Jėzumi ir ką reiškia pražudyti savo gyvybę dėl Jėzaus. Pirmiausiai, tai, ką nurodo Jėzaus žodžiai, yra paaiškinta sekančiose Evangelijos žodžiuose, kad viena vertus Jėzus Kristus kalba apie kankinystę, kuri be abejonės laukia daugelio apaštalų ir be abejonės laukia daugelio pirmųjų krikščionių. Kai jis kalba apie gyvybės pražudimą, tai vienas iš tokių pirmųjų aiškinimų, kurį šventieji tėvai pateikia, tai yra tas, kad jis kalba apie savo gyvybės pražudimą kankinystėje. Lietuviškai iš tiesų vertime dar mums šitą Evangelijos vietą lengviau suprasti. Graikų kalba parašyta mįslingiau ir kai kuriuose vertimuose galite išgirsti ten parašyta, kas pražudys savo sielą dėl manęs. Ir tada reikia daugiau tokio aiškinimo. Lietuviškas vertimas jau su tokiu paaiškinimu, kad kas pražudys gyvybę. Ir dėl tos pačios priežasties Jėzus ir sako, kad kas gėdysis žmonių akivaizdoje, to gėdysis ir žmogaus sūnus, kai bus tas paskutinysis teismas. Bet kankinystė bažnyčios tradicijoje žino ne tik tą tokią tiesioginę prasme, kai žmogus yra pagaunamas netikinčiųjų, pagonių arba ateistų ir kankinamas dėl to, kad jis yra Kristaus sekėjas ir numiršta tiesioginė to žodžio prasme ir tampa bažnyčios šventuoju ir tampa arti Kristaus, patenka į Dievo akivaizdą. Bet taipogi nuo ypač 4 amžiaus vis dažniau bažnyčios tėvai kalba apie tokį dalyką, kurį vadina baltąją kankinyste arba kankinystę, kai žmogus pats save paskiria asketiniams išbandymams, kai jisai pats pasiaukoja dėl Dievo, bet tas pasiaukojimas, kai nėra tų tokių žemiškų persekėtojų, kai nėra kažkokių tai tironų, kurie žudytų krikščionis, tai ta kankinystė įgyja kitą formą, kai žmogų kankina blogio išbandymai, piktosios jėgos ir tai kartais netgi nemažiau yra netgi fiziškai skausminga, kaip skaitome pavyzdžiui Antano Didžiojo gyvenime, kuris patiria fizinius skausmus, kovodamas su blogiu. Tai kartais netgi ir gali būti fizinė tokia išraiška šitos tokios vadinamas baltosios kankinystės. Ir pirmiausia, kai mes gyvename tokioje valstybėje, kur mes nesam persekiami, kur krikščionys nėra žudomi, tai pirmiausiai tas kryžiaus paėmimas ir sekimas, žvelgiant į bažnyčios tradiciją, ką gali nurodyti, tai būtent į tą prisiėmimą asketiško gyvenimo, į prisiėmimą tų išbandymų, kurie ateina kartu su tuo bandymu gyventi krikščioniškai. Ir Švento Kryžiaus išaukštinimo šventė tuo yra paradoksali. Jūs girdėjote giesmę, kuri giedama ir penktadieniais bažnyčioje: Viešpatie padėk savo tautai paveldą savo palaimą. Ši giesmė dar vadinama malda už tėvynę arba troparų Šventajam Kryžiui. Ir čia susijungia tokie du labai keisti dalykai. Kad meldžiamės kryžiui ir meldžiamės už tėvynę.
Šis traparas primena mums tą 4 amžiaus istoriją šventųjų Konstantino ir Elenos istoriją, kai šventoji Elena, imperatorius Konstantino, buvusio pagonių imperatoriaus atsivertusio į krikščionybę motina, nuvyko į Jeruzalę ieškoti šventųjų vietų susijusių su Kristumi ir atrado šventąjį kryžių. Ir tai buvo toksai vienas iš įvykių, kuris tapo tokiu simboliu perversmo, kuris įvyko imperijoje, imperatoriui atsivertus į krikščionybę. Imperija oficialiai tapo krikščioniška. Visur buvo iškelti kryžiai, kareiviai nešiojo vėliavas su Kristaus vardą pirmosiomis raidėmis Chi-Ro. Ir atrodytų, kad štai jau įvyko toksai lūžis, dabar jau imperija bus krikščioniška. Ir su tuo susijusios tokios Švento kryžiaus išaukštinimo šventės giesmės, kurios turi tokią, galima sakyti, netgi politinę potekstę, kur meldžiamasi už valstybę, už kariuomenę. O jeigu žiūrėtumėm senesnius tekstus, tai, sakykime, graikiškame tekste ten tiesiai kalbama, kad padėk viešpatie imperatoriams įveikti barbarus ir taip toliau. Bet štai toks atrodytų krikščionybės triumfas, jis toksai imperijoje yra dvilypis. Tas triumfas yra to pačiu ir krikščionybės toks nuopuolis. Nes kai 4 amžiuje skaitome Jeruzalės, tos pačios vyskupo Kirilo jeruzaliečio katechetinius pamokymus, kuriuos jis sako žmonėms besiruošiantiems krikštui, jisai juos kreipėsi sakydamas, aš žinau, kad daugelis iš jūsų atėjo visai ne dėl to, kad jūs įtikėjate, vieni atėjo pasikrikštyti dėl to, kad nori susituokti su krikščioniu ar krikščionė, kiti atėjo dėl to, kad viršininkas krikščionis ir nori įtikti savo viršininkui, treti dar kažkokių tokių pragmatiškų priežasčių turi. Nes kas įvyksta, kai krikščionybė tampa mada ir kita vertus, kai vadovybė tampa krikščioniška. Tada jau krikščionių bažnyčia prisipildo ne tik žmonių, kurie nori būti krikščionimis dėl to, kad nepaisant kankinystės grėsmės, jie nori būti krikščionimi, jie nori nešti savo kryžių ir sekti pagal Jėzų, paskui Jėzų, bet prisipildo ir tais krikščionimis, kurie tiesiog nori atitikti tą laiko madą, nori įtikti galingesniesiems ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tuo metu iškyla tas būtent jau mano paminėtasis vienuoliškasis judėjimas, kuris sako, kad kai turime tą išorinį puošnumą, išorinį klestėjimą, kai visur yra kryžiai, kai yra puošnios katedros, puošnios bažnyčios, tada turime išsipuošti savo vidų. Tada turime pažvelgti į savo vidų ir ten aptiksime nemažesnį išbandymą būti krikščioniu, negu tais laikais, kai krikščionis buvo išoriškai persekiojami. Ir tie šventieji tėvai išeina į dykumas, išeina į olas, urvus, parodydami tokį pavyzdį. Pasirodo, kad tiesiog išorinio tokio gerbuvio, išorinės tokios tvarkos neužtenka tam, kad galėtum laisvai nusekti pagal Jėzų. Vis tiek išlieka kryžius ir dar klausimas, ar tikrai tas kryžius yra lengvesnis. Ar lengviau yra sekti Kristumi tada, kai valdžia persekioja, ar lengviau sekti Kristumi, gal net ir sunkiau sekti Kristumi tada, kai pasaulis yra pripildytas žmonių, kurie vadinasi krikščionimis, bet negyvena krikščioniškai. Ir štai atkreipdami dėmesį į tai, kad yra tie du būdai pagrindiniai, kuriais tradiciškai eidavo krikščionis, kad nuneštų savo kryžių, kad atiduotų savo gyvybę, stengdamėsi krikščioniškai gyventi.
galime atkreipti dėmesį ir dar į vieną dalyką. Kalbėdami apie tą seną Konstantino ir Elenos istoriją, vis dėlto galim pastebėti irgi tą dalyką, kad kryžius tai nėra vienasmeninis dalykas, kryžius jisai keičia ir pasaulį, keičia ir visuomenę. Ir tada jis stipriai labai pakeitė visuomenę ir visumoje, jeigu pažiūrėsime į Europos, o paskui jau krikščionybė išplitus ir pasaulio krikščioniškai civilizaciją, tai ji labai stipriai buvo keičiama Evangelijos, ji labai stipriai pasikeitė per tos 2000 metų ir galime pamatyti daugybę tokių pozityvių civilizacijos žingsnių, būtent kylančių iš tokios krikščioniškos vertybinės sistemos, vertybinės sampratos, kai vakarų civilizacijos rado ir įvairios institucijos, kurios rūpinasi našlaičiais, ir institucijos, kurios rūpinasi senais žmonėmis, ir žmogaus teisės kaip fenomenas, ir labai daug kitų dalykų susijusių su atsigręžimu į žmogaus orumą, galų gale tas pats vergovės panaikinimas. Taigi, tai kryžius yra tokia jėga, kuri keičia ne tik asmenį, bet keičia ir visą civilizaciją, nors ir tie pokyčiai, kaip pažiūrime istoriškai, jie ne visada vyksta taip greitai, kaip norėtųsi ir taip gerai, kaip norėtųsi. Ir mes, kaip kiekvienas krikščionis, esame pašaukti ne tik irgi asmeniškai keistis ir galbūt kažkam tai gyvenime, kaip tiem minėtiem šventiesiem vienuoliam pirmųjų amžių, kažkam gyvenime galbūt pirma tokia užduotis ir pirminė to žmogaus pašaukimas yra pirmiausiai toksai vidinis dvasingumas. Bet kita vertus, mes kartu esame pašaukti sekdami Kristus, sekdami Evangeliją ir gerinti visuomenę, kuri mus supa. Ir padėti tiems, kurie yra engiami, skriaudžiami, ir rūpintis, kad mūsų visuomenė būtų kuo krikščioniškesnė. Amen.